Eteryje laida Tavo radijas. Laidoje Tavo radijas kalbuosi su atlikėja Agne Buškevičiūtė. Labadiena. Labą dieną. Malonu, Agne, girdėti. Pirmą kartą čia šnekučiuojamas. Kaip tik gavom laišką į radijo stotį ir naują dainą. Apie dainą mes dar būtinai pakalbėsime jau pokalbio pabaigoje ir paprašysiu ją pristatyti. O kol kas visų pirma, norėjau paklausti, kadangi pirmą kartą kalbame, tai tiesiog apie tą pačią pradžią. Kada pradėjo dainuoti, kaip viskas buvo ir apie viską nuo pradžių. Ojei, čia galėčiau pasakoti, nes mano istorija yra tokia, kad aš šiaip jau profesionaliai dainuoju kokie 16-17 metų. Tai. Ir mano muzikinis kelias prasidėjo nuo to, kad aš labai maža mergaitė pajutau jau tokį pašaukimą, kad aš noriu būti su muzika, kad aš noriu ateityje būti dainininkė, aktorė. Ir tik nes mano muzikinis kelias jis nesiklojo taip lengvai ar ten kaip, nežinau, iš vadovėlio, nes tikrai nebuvo to tokio, kad pradėčiau lankyti anksti muzikos mokyklas ir dainavimus. Aš buvau tokioj šeimoje, kur šiaip mano tėvai mane besąlygiškai palaiko, aš juos labai myliu, bet pradžioj gal nebuvo to tokio iš jų suinteresuotumo ar tikėjimo manimi, kad muzika yra mano kelias, o ne tik vaikiškai užgaida. Tai aš labai norėjau iš tiesų ten ir lankyti dainavimą ir visą kitą, bet kažkaip nebuvo to leidimo iš tėvų. Bet aš labai džiaugiuosi, aš visiškai dėl to nuoskaudos nejaučiu, nes tai rodė, kaip aš noriu ir kaip muzika mane pati šaukėsi, nes aš tiesiog visą laiką eidavau pati savo norų mokytis dainuoti, net ir slapta teko keletą kartų lankyti dainavimo būrelius. O vėliau, kaip man jau suėjo 15 metų, aš tiesiog pati nusprendžiau, kad aš noriu stoti į Juozo Tallat Kelpšos konservatoriją ir būtent pati pasirašiau ir tai pradėjau savo tą profesionalų kelią. Po to, aišku, prasidėjo muzikos ir teatro akademija, kur baigiau operinį dainavimą. Tai pagal diplomą esu operos solistė, bet pagal veiklą su opera dabar nieko bendro nėra, daugiau tiesiog dainuoju savo kūrybą. Ir pati atėjau į muziką, pati jos siekiau, jinai manęs siekia taip pat ir štai čia, dabar esu čia pas jūs ir apie tai kalbu. Puiku, ir praeitą savaitę kaip tik kalbėjausi su Rondo, broliu Tautkų Rondo, vienu iš būtent brolių, tai yra Alvydu Tautkum, ir jis pasakė, kad pas juos visa giminė praktiškai dainavo, tai dabar spėju, kadangi tėvai kažkaip nelabai, kaip sako, tikėjo ar ne, galbūt giminiai tiesiog nėra dainininkų, jūs vienintelė ar ne, ar aš klystu? Taip, žinokit, jūs visiškai teisus, pas mane šeimoje absoliučiai nėra nei dainininkų, nei muzikantų, aš esu vienintelė. Mano iš viso šeima labiau tokia ekonomistai. Aha, tai va, aš ir galvoju, kad jeigu būtų daugiau tų dainininkų buvę, ar ne, tai sakytų, Agne, viskas ir tu turi dainuoti. Visai, aišku, visokių šeimų būna muzikinių šeimų, kurios kaip tik nelinki ir bando apsaugoti, nes muzikos kelias tikrai, net ne muzikos kelias, su muzika viskas gerai, muzikos biznis yra ganėtinai sudėtingas ir daug kas tiesiog nori apsaugot, bet kas liečia mano šeimą, tai ne, aš esu būtent vienintelė ir mano teta, žinau, kad vaikystėje šiek tiek grojo smuiku, bet ten buvo tiesiog, kad nuvedė į mokyklą, grojo ir metė. Tai čia jau tada ir aš daug ką lankiau, daug ką mečiau, kol nepatekau į radiją. Kai patekau visų pirma į diskotekas, tada į radiją, bet supratau, kad sėdžiu savo kėdėje, tai va čia turbūt svarbiausiai, kaip ir atlikėjai, ko gero vieni bando, tiesiog numeta, kaip sakot, ir panašiai. Taip. O kaip pasakytumėt, ar dainininkų reikia gimti? Ar reikia gimti dainininku? Čia mes turbūt klausim apie talentą, ne? Kiek reikia? Būtent, tai ir kalbėjom, kad kai kurie ima ir numeta tiesiog. Kaip manot, ar dainininkė reikia gimti iš tikrųjų, ar tas talentas turi būti kažkoks pašaukimas duotas, ar galima tiesiog jį ir įgyti, tiesiog tapti tuo dainininku? Kaip iš tikrųjų yra? Aš tai sakyčiau, jūsų atveju tai gimusi dainininkė, ko gero, nes jau nuo mažumės norėjo dainuoti ir pasiekėt savo tikslą, ar ne? Taip, ir žinot, vėlgi, jeigu
vat, duosiu vėl pavyzdį, pavyzdžiui, mano tėtis. Mes visada juokaujam, kad jam drambliukas ant ausytės yra užlipęs. Ta prasme, nei klausos, nei ritmo pojūčio, nei ten intonacijos kažkokios. Tai faktas, kad čia jau tikrai žmogus dainininkų nebus ir net vargu ar išsilavintų. Kad ir norėtų labai, ar ne? Ko gero sunkiai. Net ir labai norėtų, turbūt būtų sudėtinga. Kažkiek to talento yra. Kažkiek to talento tikrai turi būti. Pavyzdžiui, mano atveju tai faktas, kad manyje įžvelgė, pastebėjo, kad aš turiu klausą mokytojai, kad aš turiu tembrą, aš turėjau diapazoną, aš turėjau prigimtinės aukštas natas. Bet ir tai pas mane vokalinis kelias nėra lengvas. Jis yra visą laiką mokausi, visą laiką tobulėju, visą laiką būna ir nusidainuoju gyvose eteriuose, visko būna ir po to labai pergyvenu. Bet ta prasme, kad vis tiek kažkas buvo, ką mane išvelgia, tai tikrai tas buvo, bet tiesiog mano atvejis yra toks, kad aš turiu tą talentą, bet man reikia ir jį labai smarkiai lavinti. Yra tokių atvejų, kur, pavyzdžiui, talentas būna ypatingai mažas, bet žmogus su savo darbu labai įsilavina, būna, kad talentas būna ypatingai didelis, kur atrodo, tiesiog jau gamta sustatė tą balsą ir tiesiog žmogus jam nieko nei mokytis, nieko jis ateina ir tobulai dainuoja. Tai vėlgi, muzikantas nėra robotas, muzikantas yra žmogus ir visi mes esam skirtingi, bet kad tu galėtum pradėti šiuo keliu, vis tiek reikia kažkokio tai talento, tam tikrai reikia. Taip, na ir gerai. Toliau, kaip viskas buvo? Taip, nuo vaikystės, domėjimas, įsiekimas viso to ir kaip jau tada po truputėlį tie žingsniai į sceną, ar ne, buvo? Tai kaip tas visas procesas vyko? Toliau. Tai va, tai aš iš esmės, sakykime, tą savo tokią jau profesionaliausią pradžią ir skaitau, kai man suėjo 15 metų ir aš... ir anksčiau būdavo tų užlipimų į sceną mokyklose, darželiuose, bet aš atsimenu, man buvo 14 metų gal ir aš pajutau, kad aš jau tikrai noriu ateitį sieti jau profesionaliai su savo muzika ir tuo metu aš labai klausiau sunkiosios muzikos, simfoninio metalo, buvo tokia Suomijos grupė Nightwish, kuri mane labai įkvėpė ir būtent simfoninis metalas su operos soliste. Ir aš kažkaip labai norėjau išvažiuoti į Suomiją, mokytis į Sibelijaus akademiją. Ir aš supratau, tam, kad aš galėčiau ateityje studijuoti muziką, man reikia jau pradėti jos profesionaliai mokytis, nebe tik lankyti privačiai vokalo pamokos, o pažinti natas, išmokti groti. Ir aš tiesiog pajutau, kad aš noriu ir aš atsimenu, aš mokiausi ten Simono Daukanto vidurinėj mokyklai ir mano vienas draugas man pasakė, sako, yra tokia mokykla Lietuvoje, kur tu gali mokytis ir vidurinio išsilavinimo ir muzikos. Ir man čia šitas dalykas skambėjo kaip Hogwartsas kažkoks, kur kaip magijos mokykla, kur tu gali ateiti, ir ten, žinai, būsi tarp savų ir sava. Tai aš sužinojau, kad tai yra būtent ta jos Kelpšos konservatorija, pasiruošiau ir įstojau ir pradėjau būtent ten mokintis vokalo, solfedžio, pianino, visų šitų dalykų. Ir tada tenais mokykloje atsitiko ir mano pirmasis koncertas, kai reikėjo ateiti prie žmonės dainuoti, atsimenu, labai jaudinausi. Ir žinot, toks yra irgi įdomus dalykas. Po šiai dienai, aš sakau, jau 17 metų profesionaliai esu muzikoje ir vis dar lipdama ant scenos tikrai labai jaudinasi. Aha, vis dar išlikęs tas toks jauduliukas, ar ne? Likęs jauduliukas, todėl kad aš esu perfekcionistė, aš esu maksimalistė, aš labai noriu, kad viskas būtų gerai ir tas mano, kad norėjimas, kad būtų gerai, manau, dažnai man pakiša koją ir tą tokia atsakomybė, man rūpi, kad viskas būtų gerai su muzika ir tas jaudulys yra ganėtinai stiprus, tai aš tikrai daug metų analizuoju savo šitas baimės, iš kurios kyla ir nurimau tik sužinodama, kad daugelis atlikėjų, pavyzdžiui, netgi mūsų garsiausia Lietuvos operos solistė Asmik Grigorian po šį dieną lipdama į didžiausias pasaulio scenas beprotiškai jaudinasi. Tai šiek tiek nuramina, kad nesu viena, bet dar ką norėjau paminėti dėl to muzikinio kelio. Tai kai aš įstojau į konservatoriją, lygiagrečiai aš įkūriau savo metalo grupę. Ir mes pradėjom koncertuoti po visą Lietuvą. Mūsų paskutinis koncertas buvo, kai mes apšildėm grupę Rebel Heart. Ir mes labai daug koncertavom. Mes buvom tokia pirmoji Lietuvoje grupė, kur irgi jungia operinį vokalą su sunkiuoju metalu. O koks pavadinimas buvo? Flame of Yen. Ir dabar kas yra faina,
mes po 13 metų pertraukos gruodžio mėnesį atsikūrėm ir turėjom koncertą Vilniuje Lofto klube. Ir kas buvo faina, nes būtent visi nariai buvo Lietuvoje ir būtent šito originali sudėtis mes galėjom atsikurti ir turėti tą vieną koncertą ir galbūt tai jau ir nebebus tik vienas koncertas, gal ateityje ir bus daugiau tų koncertų, bet tiesiog buvo labai smagu, tai buvo mano pirmoji muzikinė šeima, su kuria mes labai daug patyrėm ir mano tas kelias taip ir klostėsi. Viena pusė ėjo klasikinė muzika, kur aš mokiausi klasikinio vokalo, o kita pusė ėjo kūryba, kur aš dainavau metalo grupai. Taip, bet dabar ir metalo grupiai, ir dar, ir šiaip yra vairiausių dainų, kalbėjom, neseniai neterija, kad ir 3 albumas netgi jau numatomas, ar ne? Tai truputėlį gal plačiau apie taip irgi. Taip, gegužės mėnesį turėtų išeiti mano 3 albumas, Unbound, tokiu pavadinimu, kaip ir mano daina, kurią čia greit pristatysim. Taip. Ir iš tiesų, aš tiesiog labai myliu muziką ir... O kokią muziką mėgstat pati? Pavyzdžiui, klausotės, kokių atlikėjų iš, nežinau, lietuvių, užsienio, ką labiau? Žinokit, aš nebeturiu nei savo mėgstamiausio žanro, nei savo mėgstamiausio atlikėjo. Man yra taip, jeigu daina yra gera, jeigu daina yra kokybiška, tai man absoliučiai nesvarbu, koks tai bus žanras. Tai gali būti popsas, tai gali būti džiazas, tai gali būti rokas. Aišku, paauglystėj tikrai labai smarkiai dominavo roko muzika, metalas, sunkioji muzika. Ir ties pasakius, praeitą vasarą man pasisekė tokia laimė, nes aš buvau tiek savo dievaičių Guns N' Roses koncerte, kur čia buvo atvykę į Lietuvą, tiek AC/DC buvau nuvykus į Estijų koncertavo, tai aš visgi pajutau, kad visgi ta tokia, kartais sakau, rockerės, metalistės dvasia pas mane niekur nedingus, bet šiaip aš visokią muziką mėgstu. Vakar žiūrėjau Grammy apdovanojimus ir mane žavi kaip, jeigu tiesiog kaip klausytoja, mane žavi daugybę skirtingų žanrų, o tuo pačiu kaip atlikėja, aš labai mėgstu eksperimentuoti. Aš jaučiu pati, kad aš neprisirišu prie vieno žanro, aš save esu išbandžiusi, tai aš ir klasikiniai muzikoje, ir sunkioji muzikoje, ir pop muzikoje, kur tiesiog rašiau tokius hitinius kūrinius, taip pat aš esu save išbandžiusi visur. Aišku, pagrindas vis tiek dabar mano tas toks kūrybinis identitetas yra ta vadinama cinematic game muzika, kino filmų ir vaizdo žaidimų į muzikos estetiką, kuri ateina į mano dainos formą, sakykim taip. Tai čia yra toks šiuo metu mano kūrybinis kelias, bet sakau, aš eksperimentuoju, nes man tiesiog, aš myliu muziką ir per tuos visus eksperimentus aš pati atrandu tiek daug savo pusių, tiek kaip asmenybės, tiek kaip kūrėjos, tiek kaip dainininkės. Aš niekada negalvojau, kad aš galiu taip manipuliuoti vokaliniais tembrais, kaip per paskutinius 2 metus, kai tiesiog daug žanrų išbandžiau. Aha. Supratau, ir kai gavom laišką bei radio stotį, išduosiu tokią mažytę paslaptį, tai Agnė parašė, esu labai gera pašnekovė, tai aš dabar norėčiau pagirti ir paklausti, o negalvojat dirbti radijuje, kur nors kokią laidą vesti, nes tikrai seniai turėjau tokią pašnekovę, kur praktiškai, man nereikia net kalbėti. Matot, žinot, man yra labai lengva kalbėti, kai aš galiu kalbėti apie savo kūrybą, apie savo muziką, nes aš esu labai užsivedusi tame ir mane tai labai veža. Tikrai pagirtina. Taip, todėl aš ir turiu tos energijos ir aš šiaip esu ganėtinai plepus žmogus ir greita kalbė tokia, bet žinot, aš esu mačiusi ir apie radijus, ir apie viską ir... Žinot, man atrodo, kaip jūs sakėt, kad jūs pats irgi anksti atradot pašaukimą nuo diskotekų, kur galiausiai pasijutot, kad esate savo vietoj. Visgi man atrodo, kad žmonės, kurie dirba radijoje, jie turi tikrai labai nuoširdžiai norėti domėtis kitais, domėtis labai plačiai. O aš, žinokit, esu taip gal egoistiškai nuskambės, bet esu tiesiog apsėsta tik tai muzika. Va čia turbūt ir būtų sakoma, kiekvienam duota savo, ar ne? Iš tikrųjų, taip ir turėtų būti, kad, kaip sakau, kiekvienas būtų ten, kur turėtų būti savo kėdėje. Tai puiku. Dabar
Ir pakalbėkime apie tą naują dainą, apie Euroviziją gal truputėlį, nes šis kūrinys ir yra skirtas, būtent įrašytas Eurovizijai. Taigi, nauja daina visai netrukus čia nuskambės radijo stoties Tavo balsas eteryje. Tai norėčiau dabar, kad ją ir pristatytume. Taip, tai Unbound daina, lietuviškai išlaisvintas. Yra daina apie žmogaus gyvenime įvykstantį lūžio tašką, kuomet jis supranta, kad, žinai, sako, aš nebenoriu gyventi taip, kaip gyvenau anksčiau, nebenoriu, kad mano gyvenime vyktų tam tikri dalykai, kurie vyksta, ir man gana, ir aš dabar darysiu viską, kad mano gyvenimas pasikeistų. Ir tas, kaip čia pasakys, tas, kai vidinis sprendimas tampa stipresnis už tavo baimės, už tavo traumas, už tavo įpročius, už tavo kažkokią aplinką, aplinkybės ir panašiai. Ir žinot, svarbiausia turbūt suvokti, kad kai vyksta tas lūžio taškas, nebūtinai ten kažkokie jau gyvenimo sunkumai ar iššūkiai, jie jums ir pasibaigs. Bet tu tame būsi jau kitoks, tu būsi stipresnis tame ir tu tvarkysiesi su tuo visai kitaip. Ir mes turime netgi iš tos dainos klipą, labai kviečiu pasižiūrėti YouTube'ai, susiveskite Agnė Muškiušytė Unbound, ten yra per tam tikrus simbolius toks klipas, kai aš einu per ilgą koridorių ir mane vis kažkas bando išstumti iš to kelio. Ir tas išstumimas iš to kelio gali būti nebūtinai kiti žmonės ar aplinka, tai gali būti tu pats, tavo protas, kuris tau trukdo. Ir, kaip sako, tas senas posakis, nugalės tas, kas nugalės save. Tai tiesiog labai linkiu visiems nebūtų užnuodytiems savo proto, savo kažkokių negatyvių minčių, visada tikėti į save, tikėti savo svajonėmis, remtis į tai, supras, kad viskas yra tavyje, sėkmė yra tavyje, viskas yra tavyje, to laikytis ir pamatysi, ir tas lūžio taškas atves tik tai į pačius geriausius dalykus. Tai apie tai yra Unbound daina. Tai visai netrukus jos ir pasiklausysime. Ir čia turbūt ne pirmas kartas buvo sudalyvauti Eurovizijos būtent konkurse, ar ne? Taip, čia buvo mano 3 kartas. Taip. Nu, ir kaip sakoma, nereikia pasiduoti, reikia bandyti ir bandyti turbūt, ar ne? Šis konkursas toks nenuspėjamas. Tikrai taip. Reikia nuolatos bandyti viską, ką gali savo kelyje. Be jokios abejonės. Labai dėkoju už pokalbį. Tikrai labai buvo smagu pasikalbėti ir dabar jau metas pasiklausyti naujos dainos. Taigi noriu palinkėti toliau sėkmės kūryboje, daug gerbėjų, daug puikių dainų ir visada naujausių kūrinių lauksime čia į radijo stotį Tavo balsas. Tegul keliauja jūsų naujos dainos, o mes jas grosime. Ačiū labai. Ačiū ir iki kitų kartų. Iki. Try
was broken. Leave the chains, I'm forging a new path and make it in my own, my own. And I'm no longer poisoned by my own mind. My mind was broken. Leave the chains, I'm forging a new path and make it in my own. Čia radio stotis Tavo balsas. Likite su mumis.